Labas vakaras, po praktiškai 2 savaičių pertraukos jūsų dėmesiui ir vėl A lygos rungtynės ir šiandien čia Gargždų miesto stadione netrukus mes galėsime stebėti labai įdomią, tikėkime, kovą tarp šeimininkų oranžinių tigrų Gargždų Bangos bei žaliai baltų Vilniaus Žalgirio komandos futbolininkų. Dabar Komolovas numeta kamuolį Vilkui, geriausias lygos perdavimų meistras ir 1-0. Žalgiris siunčia kamuolį į vartų tinklą. Labai nedaug laiko prireikė žalgiriečiams, kad kamuolys suspurdėtų vartų tinkle. Jakubo Vilko perdavimas iš kairiojo krašto, kairė koja, puikiai atliktas perdavimas ir kamuolys vartų tinkle. Vilkas koks perdavimas, ojojoj, gražu žiūrėti ir kas, Švirliuga berods muša įvartį. Ir rezultatas tampa jau 2-0. Antaras Švirliukas, 17 minutė. Gargždų Bangos gynybos subirėjus. Škumas kuklys. Čia jau galima smūgiuoti į vartus, tai daro Mantas šauna, dabar jis viršuotų. Įsibėgėja Žilvinas Banys, prabėga. Kas čia buvo, vyrai? Kaip atakas teisingai. Ojojoj, miega Dūda. Miega dabar Martynas ir Belinskis 3-0. Kairė koja, kaip susitvarkė dabar. Na, pripažinkime, tai yra gynėjo klaida. Dabar jau Martynas užsimiegojo. Ir iš karto toks meistras kaip Belinskis tai išnaudoja. Ir Žalgiris demonstruoja fantastišką žaidimą. Būkime atviri, tai, ką šiandien rodo Žalgiris, yra aukščiausias pilotažas. Čia Mikas Kura yra erdvės, pasitvarko, reikia mušti įvartį. Mikas Kura ir Armantas Vitkauskas vienareikšmiškai žaidžia puikiai. Gelbsti dabar į savo komandą. Šiandien matome labai tokį atvirą futbolą, bet tame atvirame futbole Žalgiris jaučiasi labai gerai. Dar vienas geras perdavimas ir vėl pavojus. Yra baudos aikštelėje Komolovas, jis kamuolį gauna ir 4-0. Jomajo, vyrai, kas darosi? Kur gynyba? Ne. Tikrai taip nežaidžia. 4-0. Matau Žalgiris, pabandyk tik tai atsiverti truputį gynyboje. Į baudos aikštelės puikus perdavimas, Peričius laikomas. Vilkas. Klys. Vilkas vienas prieš vartininką, aštrus kampas ir puikiai žaidžia Bogužas. Tik jis gelbsti komandą, čia galėjo būti 5-0. Vilkas. Ir vėl nuostabiai pakeltas kampinis. Čia chaosas ir Peričius. Labai geros situacijos neišnaudoja. Tačiau taka tęsiasi. Šilėnas šūvis. Nedaug trūkų. Gerai žaidžia Banga šios atakos metu. Reikia tik tai smūgiuoti į vartus. Mikas Kura. Į Peričių ir 11 metrų baudinys. Už žaidimą ranka dabar 11 metrų baudinį skiria Saulius Dirda, kuris dar rodo Lukai Peričiui ir geltoną kortelę. Aplodismentai tribūnose. Čergišvilis ir įvartis. Ir štai taip triumfuoja Gargždų miesto stadionas. Šilėnas. Toli, dabar meta į baudos aikštelę. Praktiškai Marius Lukevičius iš Švirliuga. Bandė kažkokį super smūgį, nesigavo. Artūras Žulpa, puikus smūgis. Trūksta labai nedaug. Andrius Burkus pasirodys aikštėje. Vidurio saugas. Čia geras perdavimas. Staponka. Ir patikimai žaidžia Vitkauskas, galėjo būti 2-4. Baudos aikštelė, koks perdavimas. Šokis su kamuoliu, Gudauskas. Į baudos aikštelę, gaunasi pavojus. Vilkas. Jakubas Vilkas, geras smūgis. Tada pasižymėjo. Kimolas Bilinskis. O čia, kas per perdavimas? Labas rytas, žmogau. Leliuga, 5-1. Ir Rytis Leliuga išnaudoja gynėjo klaidą, bet kaip galima taip žaisti? Perdavimas varžovai, muškas, nesuprantu. Lietuvos jaunimo 21 metų rinktinės žaidėjas, čia Butkus, smūgis ir virš vartų. Vilkas. Šilėnas gražiai žaidžia Žalgiris, Vilkas. Baudos aikštelėje aštrus kampas, jo perdavimas. Ojojoj, reikia mušti tokius įvarčius. Bandai rodyti treneriui savo vertę. Rungtynės baigėsi, Žalgiris 5, Banga 1. Ačiū už dėmesį, gero vakaro. Iki.